children has the right to flourish and not to feel any fear to be bullied in the schools or online. Duomenys rodo, kad emociškai pažeidžiami yra ir vieni, ir kiti vaikai. Ta prasme, ir tas, kuris tyčiojasi, ir tas, iš kurio tyčiojamasi, ar ne, jie turi kaip taisyklė didesnį tikimybę turėti emocinių sunkumų. Ir kitas dalykas yra, kad siekiant sutarimo ir kažkokio gerėjimo reikia teikti pagalbą ir vienai, ir kitai pusiai. Tiesiog mes įpratę iš tos teisinės pusės daugiau žiūrėti, kad auką visų pirma saugoti ir tai yra logiška. Bet kita vertus yra svarbu suteikti pagalbą ir nebūtinai teisti pirmiausia tą, kuris buvo iniciatorius patyčių. Tai vienas iš dalykų, ką girdim iš vaikų, kad jiems tikrai neretai trūksta tokio suaugusių palaikymo patyčių situacijose. Ir tikriausiai labiausiai liūdina tos istorijos, kai vaikai dalinasi, kad jie kreipiasi pagalbos į tėvus, kreipiasi pagalbos į mokytojus, kreipiasi pagalbos kartais net ir tam skirtais anoniminiais kanalais. Lyg ir mokykla atrodo sudaro sąlygas vaikams papasakoti anonimiškai, jeigu jie patiria skriaudą ir nedrįsta kreiptis akis į akį mokytoją, bet šitie dalykai vis tiek kažkokiu būdu nekeičia situacijos. Pirmas žingsnis pradėti nuo savęs ir pastebėti, ką tu pats darai. Manau, ir šiandieniniuose pranešimuose tokia pagrindinė gija, kad mes labai dažnai patys nepastebim, kaip patys esam tie, kurie tyčiojamės. Vis dėlto reikia žengti žingsnį, išeiti iš tų rėmų, kuriuos mes patys turim ir pažvelgti iš kitų žmonių pusės, kurie galbūt netitinka mums priimtinų normų, kurie galbūt yra kitokie. Well, to fit in means that you have to change who you are just to fit in and get others to accept you. But true belonging means that you can be yourself and you get included for who you are and you get respect for that. Free of Bullying is based on Danish research on bullying that's internationally known as the social turn in the view on bullying. And that's because instead of looking at the specific children involved, we raise our gaze and look at the patterns and the group dynamics. So what we want to do is to change these patterns and create safe environments. It is an ever-changing world. Society is changing, schools are changing. So it means that we have to have these conversations every day. We have to talk to the students. We have to do also data collection and surveys that are more, we have to do them more often and look at them faster and maybe use also modern technique to look at what they are saying to find the right solutions. So we need to keep it up. Mes turim gerokai padidinti dėmesį patyčių problemos sprendimui. Savaiminis problemos išsisprendimas nevyksta. Šita problema pati savaime neišnyksta. Tam reikia tikrai kažkokių labai sistemingų, nuolatinių pastangų, metodų, kurios galėtų, turbūt labai daug mokyklos taikyti, bet mes matom, kad taip su dabartiniu dėmesiu nepakanka. Ir tai, ką mes girdim iš kolegų Skandinavijoje, ir iš tiesų, jeigu yra kai kurios šalys, kurios šiandien dalyvavo, tai tas rodiklis jų patyčių paplitimo yra vienas mažiausių tam visam 50 šalių kontekste. Tai tas rodo, kad tikrai yra įmanoma pasiekti tą lygį, kad patyčios būtų retenybė.